1994 metų Liepa Lietuvoje buvo labai karšta. O karštomis vasaromis Linkuvos miestelio gyventojai vėsinosi kuo daugiau negu šaltu alumi. Bet čia jums nebuvo koks švyturio lengvas gėrimas. Tai buvo čia pat verdamas kaimiškas, tikrai stiprus alus. Nuo tokio ir kojas gali užlenkti. Bet vyrai buvo pratę. O ir kaip 3 litrus alaus gali nusipirkti už nepilnai 4 litus, nelabai gali kuo skųstis. Tad pagrindinis visų Linkuvos veikėjų taškas ir tapo beveik visai centre, netoli policijos nuovados, veikiantis baras pas Drąsiuką. Gal kontingentas ir nebuvo pats gražiausias. Ir galbūt liaudiškai galėjai pavadinti šį barą labiau skylę ar landynę. Bet problemų nelabai būdavo. Na, tai yra iki vienos dienos. Tuo metu itin kaitino saulė, o baro veteranai jau pratę prie įdomaus kvapo šiame bare pradėjo dairytis aplinkui. Šefas, pas tave čia ir smirda. Bjauri smarvė, ką tu ten laikai? Baro šeimininkas nelabai turėjo ką atsakyti. Pats jis ieškojo tos smarvės šaltinio jau kurį laiką. Bet, būdavo visko. Turėtųgi praeiti. Tačiau tas dvokas taip ir nedingo. Net atvirkščiai, jis kasdieną vis stiprėjo ir stiprėjo. Viskas. Gana, nusprendė Ludarys. Kiek galima? Net klientai pradėjo mažiau vaikščioti. Reikia rasti, iš kur tas smarvė eina. Šalia baro jau seniai stuksojo negyvenama medinė lūšna, užkaltais langais. Jos savininkai, kauniečiai, ketino parduoti tą namelį. Tačiau užsiprašė nerealią kainą. Tad pirkėjas taip ir neatsirado. Žinoma, apleistas namas tikrai gali būti šios problemos šaltinis. Bet juk prieš tai viskas buvo gerai. Jokia smarvė nuo namo nėjo, bet visada buvo galimybė, kad tokiose vietose įsisuks koks benamis. O tada jau visko gali būti. Liepos 26, apie 18 val. Vakaro, baro šeimininkas pagaliau įėjo lūšnos vidun. Smarvė iškart sustiprėjo. Bingo. Vadinasi, tikrai iš čia. Tačiau pirmame aukšte, be visokio paprasto šlamšto, kaip ir nieko nebuvo. Nebuvo to, kas galėtų skleisti tą dvoką. Bet jis buvo stiprus. Labai stiprus. Baro šeimininkas apeina lūšną ratu ir susiranda kopėčias. Jei pirmam aukšte nėra, antram tikrai kažkas turi būti. Ir dėja, ką jis ten ras, turbūt nepamirš visą gyvenimą. Kampe gulėjo kažkokia skudurų krūva. Nuojauta jau dabar kuždėjo. Kažkas negero. Tas smarvė sklido būtent iš tos krūvos. Ir dabar, kai buvo visai arti smarvės šaltinio, nebuvo galima savęs apgaudinėti. Tas dvokas buvo įrančio kūno, pūvančios žmogaus mėsos tvaikas. Priėjęs arčiau, jis pastebėjo iš tos krūvos kyšančią juodą kaip anglis žmogaus galvą. Šoke, vos nenusiverti kopėčiomis leisdamasis atgal. Parbėgęs į barą, jis iškart paskambino pareigūnams, kurie nuo dabar tik pradės gaudyti žudiką. Vampyrą, kuris gerdavo savo kraują, o be šitos aukos jis dar sugebės pasiglemžti kelias gyvybės. Netrukus į pirmąją nusikaltimo vietą atvyko policijos bei prokuratūros pareigūnai. Jie numetė šalin šiaudus ir pagalius, o tada pamatė gerokai apdegusį nuogos moters lavoną. Nors kūnas buvo apdegęs, abejonės nebuvo. Mergina buvo pasmaugta. Ant kaklo matėsi neryškios žymės. Bet šios merginos egzekucija nebuvo tik smaugimas. Ant balkio rastas plaukų kuokštas. Netoliese mėtėsi kruvinas pagalys. Užpuolikas nekartą talžė moters galvą ir kūną. Tik dabar buvo sunku pasakyti, ar jis tai darė po to, kai ją pasmaugė, ar tai buvo visko pradžia. Visa lūšna tapo nusikaltimo vieta. Ir žinoma, kalnai šiukšlių jiems su tyrimu nepadėjo. Tačiau pirmame aukšte pavyksta rasti į gniužulą susuktų vėlionės drabužių. Netrukus paaiškėjo, kad tai Plento kaimo gyventojos Valerijos lavonas. Buvo beveik aišku, kad moteris nužudyta, bet ekspertų išvada vienareikšmiškai tvirtino turbūt patį keisčiausią dalyką. Mirties priežastis yra apsinuodijimas alkoholio surogatais. Prieš pareigūnus buvo apdegintas moters kūnas su smaugimo žymėmis ir kruvinais pagaliais aplink. Bet matyt nusinuodijo. Būna juk, kad nusinuodijo alkoholiu ir 30 kartų parkrenti ant to pačio pagalio ir dar save pasismaugi. Baudžiamoji byla nebuvo iškelta ir apie tai pranešta Valerijos motinai. Jūsų dukra apsinuodijo alkoholiu. Tikroji mirties priežastis paaiškėjo tik po kelių metų ir šitas žvėris sugebėjo ne tik prasmukti iš policijos rankų, bet gyventi visiškai laisvai, nes niekas jo net neieškojo. Netoli Linkuvos, Dučių kaimas. Čia gyvena Teodora.
vietinių vadinama Tavose. Gyveno ji ūkiškai ir paprastai. Turėjo gyvulių, paukščių. Prieš porą metų Tavose buvo patyrusi didžiulę netektį. Jai teko palaidoti vieną iš 2 sūnų. Ir kaip tai nutiko, yra dar keisčiau. Vieną dieną jos sūnus, Regimantas, kuriam buvo 29 metai, su draugu pjovė pas ūkininką Malkas. Šeimininkas kažko susiginčijo su Regimanto kolega ir šis tiesiog išvažiavo namo, pasilikusiam baigti darbo. Regimantui įpykęs šeimininkas pasakė, kad įskųs jo bendrą policijai, esą jis ieškomas už nužudymą Rusijoje. Ieškojo jo ir pakruojo policiją už pareigūnų sumušimą. Regimantas, būdamas geras draugas, nusprendė įspėti kolegą ir paėmęs ūkininko automobilį, išvažiavo jo ieškoti. Ir čia viena keisčiausių tokių trumpų istorijos atomazgų. Dėl vienam dievui suprantamų priežasčių, kai Regimantas atėjo pas savo draugą, kurį norėjo perspėti ir kuris turėjo problemų su šeimininku, o ne su Regimantu, Regimanto kolega įsitraukė medžioklinį 12 kalibro šautuvą ir nušovęs Regimantą nusišovė pats. Vieną rytą vyrai pjovė malkas kartu. Turbūt planavo kur išgers alaus vakare, o tam pačiam vakare abu buvo iškeliavę. Dėl ko? Kodėl? Negaliu pasakyti, net su geriausiais norais. Informacijos apie šią bylą visiškai nepavyksta rasti, apart kelių paminėjimų laikraščiuose. Tokia tragedija paveikė žmogų labai stipriai. Išnešant iš namų karstą, su Regimento palaikais nukrito krepšelis su gėlėmis. Žmonės susižvalgė. Yra manoma, kad laidotuvių metu krentančios gėlės perspėja dar vieną numirėlį, būsiantį tuose namuose. Tai tikrai negeras ženklas, kuris šiuo atveju išsipildė. Teodora, žinoma, po sūnaus laidotuvių labai stipriai išgyveno. Nelaimingas atsitikimas atrodo dar buvo viena, bet tokia beprasmė netektis. Sūnus atimtas žmogaus, kurį laikė draugu. Ji klėdėdavo naktimis. Jai pairo nervai. Skausmą neretai užpildavo vynu ar alumi. Na, tikrai negalėjo jos kaltinti. Bet vienai gerti irgi nesinorėjo. Visgi, smagiau su kompanija. Tik kai ateidavo į Linkuvą apsipirkti, ji užsukdavo ir pas draugus. Vieną pavakarę gėrė alų Valerija ir Robertas Jemeljanovas. Valerijos sugyventinis Algirdas ir Tavose. Valerija ir Algirdas pasigėrė ir nuėjo į kitą kambarį miegoti. Robertas ir Tavose buvo stipresni, tai jie žinoma tęsė balių. Kitos dienos rytą, apie 10:30 min, kiek prasiblaivę, Valerija ir sugyventinis aptiko virtuvėje Teodoros lavoną, perpjautą gerklę ir suplėšytais apatiniais drabužiais. Lavonas buvo pridengtas kiliminiu taku. Moteris buvo ne tik užpulta, ji aiškiai buvo išniekinta. Bet kas taip galėjo pasielgti jų namuose? Tik pabudus tai turėjo būti geras šokas. Bet buvo dar baisesnis dalykas. Robertas buvo dingęs. Ar užpuolikai galėjo kur toliau užmušti Robertą? Ar įsivežė jį per jėgą? Gal Robertas, visas girtas, tiesiog išsigando ir pabėgo? Žinoma, buvo ir kita galimybė. Sugerovai nelabai norėjo tą mintį įsileisti, bet namai netrodė apvogti, o įsilaužti ir nužudyti vieną moteriškę atrodo keista, bet vienas žmogus galėjo būti nedingęs, o viso šito kaltininkas. Ir tas žmogus buvo Robertas. Kai sugerovai tą vakarą jau buvo ant tiek girti, kad nieko nematė ir negirdėjo, Robertas gėrė toliau, o vis girtesniam jam darėsi daugiau drąsos. Robertas susiginčio su Tavose dėl jo sūnaus. Tik sunku pasakyti, apie ką tas ginčas buvo, bet isteriškai ir girtai moteriai ginčas dėl mirusio sūnaus turbūt nebuvo pats mieliausias. Tad visas pokalbis nebuvo tik tai porą žodžių. Robertas, gal įžeistas, o gal įsiaudrinęs nuo viso šito ginčo, nusprendė ją pamylėti. Moteriškė aišku nenorėjo ir kaip galėjo priešinosi, bet šį kartą niekas nepadėjo. Robertas paprasčiausiai buvo už ją fiziškai stipresnis. Įveikė ir užgulęs žagino, kol išgirdo brūzdėsi tėvų kambaryje. Tada Robertas įsigando, kad bus sučiuptas arba kad Tavose pasiskūs. Jis stvėrė nuo stalo virtuvinį peilį, kelis kartus dūrė juo Tavose į gerklėn. Kiek pasukiojęs, ištraukė peilį iš žaizdos. Viskas. Dabar ji jau niekam nieko nepasakys. Savo supuvusioje galvoje turbūt mąstė Robertas. Po to jis pabaigė, kas dar buvo likę gerti ir sėdėjo, grožėjosi savo kūriniu. Tačiau paryčiais Robertas suprato, kad jau per daug prisidirbo. Viskas. Reikia slėptis. Užsimovė nebegyvos moteriškės žieminius batus, apsirengė, pridengė lavoną, pasiėmė duonos, lašinių ir išėjo į mišką. Tačiau Robertas nepradingo miške,
kaip galbūt mes norėtume. Ne, jis nusitaikė dar vieną auką. Jam atrodė vis negana. Sukiužusi medinė lūšna Varpo gatvėje priklausė pensininkai Onai. Už 100 metrų Linkuvos policijos nuovada. Už 5 metrų gėrimų parduotuvė. Tobulas balansas. Lūštos langai buvo užkalti beveik iki pat viršaus. Mažieji Linkuvos chuliganiukai nuolat išdaužydavo langus, nemaž nebijodami senos ir nuolat girtos šeimininkės grasinimų. Jau kuris laikas Onos gyvenimo draugas gydėsi Šiaulių centrinėje ligoninėje. Robertas tai žinojo. Jis, nors ir buvo monstras, kartu ganėtinai apsukrus. Kai pasinaudojęs progą, jis 8:30 ryto atėjo pas šeimininkę. Iš pradžių paprašęs vandens, Robertas netrukus pareikalavo ir pinigų. Žinoma, moteriškė atsakė, neturinti jų, ir tuojau gavo kumščiu į smilkinį. Robertas neatėjo žaisti žaidimų. Tiesą pasakius, nemanau, kad Roberto tikslas aplamai buvo pinigai. Tai labiau tik antraeilis dalykas. Pirmoje vietoje – žudyti. Tad pasirausęs kišenėje, Robertas ištraukė virtuvinį peilį. tą patį, kuriuo tik prieš kelias valandas nužudė tavose ir brūkštelėjo keletą kartų per smūgą apsvaigintos moteriškės gerklę. Paskui vėl įsigandęs pabėgo. Robertui, kaip suprantate, drąsos būna tik ant vietos, o po to jis kaip koks apsimyžėlis ima ir pabėga. Vienas vyras, 3 moterys, 3 aukos, užpultos ir žiauriai nužudytos. Ta rytą Linkuvon atvyko Pakruojo policijos kriminalistai bei prokuratūros tardytojas tirti Teodoros nužudimo aplinkybių. Deja, nepavyko dorai susišnekėti su jau spėjusiais ant tų nervų išgerti Roberto mama, nei su jo sugyventiniu. Teko abu uždaryti Pakruojo policijos komisariato areštinėje ir laukti, kol jie taps šnekesni. Roberto, žinoma, niekur nepavyko rasti. O kitą rytą paaiškėjo, kad Pakruojo centrinėje ligoninėje su peiliu perrišta gerklę guli Ona. Ja, gulinčią kraujo klane, aptiko atsitiktinai užklydęs girtuoklis. Atsitiktinis girtuoklis, kuris ir išgelbėjo Onai gyvybę. Medikai susiuvo žaizdas. Pasirodo, jos nebuvo labai pavojingos. Bet moteris nesiryžo sakyti, kad ją sužalojo Robertas. Juk jis dar nepagautas. Baisu, o policija gi nesaugos visą dieną jos. Pakruojo kriminalistai dieną naktį važinėjo Linkuvoje ir aplinkiniuose kaimuose, ieškodami Roberto. Ypatingų nusikaltimų tyrimų grupės pareigūnams, vadovaujamiems vyriausiojo inspektoriaus Kazlausko, sėkmė nusišypsojo kovo 30-ąją. Ta rytą pareigūnai pastebėjo žudiką tiesiog einantį lauku. Bingo! Robertas, aišku, puolė bėgti, bet po įspėjamųjų šūvių į orą sustojo. Jis buvo bailys vis dėlto. Kai jo gyvybė pavojuje, tai dar ir apsiverks. Na, pamatysite. Sulaikytasis iš pradžių neigi padaręs ką nors negero. Bėgo nuo pareigūnų, turbūt nes pasportuoti norėjo. Vis dėlto, kriminalistams gan greitai pavyko pralaužti visus melus. Tiesa, Robertas Jemeljanovas prisipažino tik dėl Teodoros įžaginimo ir nužudimo, bei Onos užpuolimo. Bet pala, jūs sakote, jeigu Ona išgyveno, kodėl aš sakiau, kad buvo dar kelios aukos? Na, pasirodo, Roberto darbai nebuvo tik su moterimis. Ir nors Robertas labai vangiai norėjo prisipažinti savo nuodėmes, kai buvo rastas Vytauto lavonas, jis ir vėl palūžo. Vytauto lavoną rado keli vaikigaliai, kurie šalia Linkuvos esančiame Kalpokų kaime ėjo pro vidurį laukų stovinčią, seną, sukrypusią sodybą ir pastebėjo, kad namo durys praviros. Smalsumas, aišku, laimėjo. Vaikai užėjo vidun ir pamanė, kad čia niekas nebegyvena. Ėmė versti daiktus, ieškodami ko nors įdomaus. O gal ką parduoti dar bus galima. Nepraleisi tokio laimikio. Ne iš karto pastebėjo, jog viename kambaryje ant lovos keistai sumesti daiktai. Pačiame viršuje televizorius, po juo kėdės, skudurai, patalynė. Kažkas su ta krūva daiktų atrodė negerai, nelogiškai. O smalsumas visada tokiose vietose nugali. Vienas vaikinų pakėlė patalo kraštą. Atšoko. Po visą krūvą pamatė žmogaus kojas, guminiais auliniais batais. 1995 metų kovo 26 vakarą, dar prieš užsipuolant senolę savo tėvų namuose, Robertas Pakruojo rajone su pažįstamu atvyko pas vieną asmenį, iš kurio ir vėl reikalavo pinigų. Jų negavęs, trenkė Vytautui į veidą, parbloškė ant žemės, surišo kojas ir rankas, kad auka neįsišauktų pagalbos. Paklodė, aprišo burną ir kirviu pradėjo daužyti per įvairias kūno vietas. Čia jau buvo tikra egzekucija.
Vytautui buvo suknežinta galva, lūžo nosis, žandikaulis, išbyrėjo dantis. Visa tai truko valandas. Po to ant jo lavono Robertas užkrovė televizorių ir kėdžių. Galiausiai prisirinko įvairių metalinių daiktų, kuriuos pardavė vos už 10 litų. Tai pakalbėkime apie faktus. 1994 m. balandžio 18 vakarą, būdamas vos 21, Robertas pasmaugė merginą po lytinio akto vieno namo palėpėje. Kaip kūnas buvo rastas, jau žinome. 1995 m. kovo 26 vakarą Pakruojo rajone jis žiauriai nužudė vyrą, reikalavęs pinigų, o po kelių valandų įžagino ir nužudė 54 metų moterį savo tėvų namuose. Kitą dieną jis pasikėsino nužudyti 69 metų senolę. Tačiau, kaip jau žinome, ši per kažkokį stebuklą išgyveno. Bet bendrai, kas po velnių aplamai buvo Robertas Jemeljanovas? Na, galime pasiklausyti jo pačio žodžių. Gal šie padės nupaišyti aiškesnį paveikslą apie vaikystę. Motina su tėvu girtuokliavo nuo senų laikų. Tėvas daugiau kaip 30 metų praleido už grotų. Laisvėje ilgai neužsibūdavo. Motina niekur nedirbo. Liepdavo man vagiliauti. Eiti, prašyti pinigų iš parapijos klebono. Šeimoje buvo 4 broliai ir 3 seserys. Bet vos gimę, kaip ir aš, buvome atiduoti į globos namus. Dažnai iš jų bėgdavau, kad padėčiau motinai. Apie nusikaltimus. Nelabai aš tuos nusikaltimus ir pamenu. Dar vaikystėje turėjau problemų dėl sveikatos. Teko ne kartą gulėti ligoninėje, dėl epilepsijos priepuolių, traukulių. Sveikata gal ir pagerėjo, bet didelė vaistų dozė negrįžtamai pakenkė atminčiai. O nusikaltimus įvykdžiau, nes reikėjo pinigų, nuvažiuoti pas draugę. Pribaigiau tą vyrą, nes nemačiau prasmės jam gyventi. Vis tiek būtų likęs invalidas. Ir moterims perpjoviau gerklę, nes norėjau, kad mirtų. Kam joms bereikalo kankintis? Pribaigė ir ramu, jokių kančių ir žinoma, liudininkų. Apie laiką kalėjime. Niekas manęs nelanko. Buhu, apsiverko, ne, tik tai niekas tavęs nelanko. Gerai, grįžtam. Niekas manęs nelanko. Pradžiai dar laiškų gaudavau, bet jau nebesiunčia jų. Dienos kalėjime slenka vienodai, žiemos tik būna sunkesnės. Kartais pagalvoju, kad geriau jau būtų mane sušaudę. Kas iš to, kad galbūt kada nors išvysiu laisvę. Kur eiti, kas manęs laukia. Kita vertus, gal ir norėčiau visą gyvenimą praleisti kalėjime. Nėra jau tai blogai čia gyventi. Žinoma, laisvės trūksta, bet patinka vienatvė. 1996 m. kovo 1 dieną Šiaulių apygardos teismas nuteisė Robertą kalėti iki gyvos galvos. Teisme buvo įrodyta jo kaltė. Tačiau buvo įtarimų, kad Robertas nužudė ir daugiau žmonių, nors tikslaus aukų skaičiaus nežino niekas. Išskyrus patį žudiką, iki dabar nėra aišku, ar policijai pavyko rasti viską. Savo paskutinio žodžio metu teisiamasis verkė ir prašė teismo palikti jam gyvybę. Deja, apsimyžėlio verksmai nepaglosti niekam širdies. O galiausiai, keletą metų praleidęs Lukiškių tardymo izoliatoriuje kalėjime, Robertas matyt persigalvojo. Gal sąžinės įgavo, o gal tiesiog nusprendė padaryti mums paslaugą. Ir bandė pasitraukti iš gyvenimo savo norų. Nors budintys pareigūnai jį pastebėjo laiku ir ištraukė iš kilpos, po savaitės praleistos ligoninėje jis mirė. Ar pareigūnai skubėjo jį ištraukti iš kilpos, ar ėjo lėtai, kad padarytų mums visiems paslaugą, nieks nežinos. Bet aš laikausi antro varianto. Kalbant apie Robertą aplamai, aplinkiniai žinojo, kad su juo gerti pavojinga. Pasiekęs atitinkamą kondiciją, jis mušdavo kitus, bet negailėjo ir savęs. Nesykį bandė pasikarti. Matyt, kalėjime pavyko. Taip pat pjaustėsi rankų venas, pilvą. Tai buvo toks žmogus, kurį, manau, pamatę gatvėje, pereitumėt į kitą pusę. Bet, o kodėl aš pradžioje minėjau vampyrus? Na, va čia ir dar keistesnis šios bylos aspektas. Niekam nepaslaptis buvo ir tai, kad Robertas mėgo kraują. Ir ne tik žiūrėti į kraują, oi ne. Jis viešai demonstruodavo šį savo potraukį. Susipjaustęs rankas, siurbė savo kraują, o kartą šokiuose perrėžė vienam vaikinui veidą ir puolė laižyti žaizdos tekantį kraują. Daug kas manė, kad Roberto polinkis į vampirizmą paskatintas noro išsiskirti iš kitų, sukelti aplinkiniams baimę. Mano nuomonė, Dievas tiesiog nedavė smegenėlių Robertui. Tai nelabai žmogus, kaip jūs ar aš,
Tai gyvulys, kuris jeigu kanda, yra tik vienas būdas su juo susitvarkyti. Ir aš jums asmeniškai pasakysiu, nesuprantu ties kuria riba žmogus praranda žmogiškumą, ypač mūsų teisėsaugos sistemoje. Kiek reikia nužudyti, išprievartauti, kiek reikia grasinti ir sunaikinti gyvybių, kiek reikia būti psichopatui, vampyrui, manijakui, kad mes vis tiek jam duotume šansą pagerėti ir pasitaisyti, nes visiems tokių kaip Robertas reikia tikriausiai. O pikčiausia čia, kad Robertas sugebėjo iš gyvenimo pasitraukti savo noru, savo rankomis. Tiesiog pikta. Dėkui, kad žiūrėjote šį video apie Roberto Jemeljanovo istoriją iki galo. Jau nekartą kalbėjau apie kalinius įkalintus iki gyvos galvos ir jų požiūrį į gyvenimą bei sugebėjimą pasikeisti. Toks gan stiprus kontrastas, kai prieš tai kalbėjome apie Kęstutį Matijošaitį, kuris iš Viercho tapo į mokslus kimbančio ir kojines mezgančio. Na, kaip čia pavadinti, žmogumi, o Robertas pasirinko išeiti savo noru. Ir manau, kad po visko, ką jums papasakojau, vienintelė problema su tuo, kad pareigūnams daugiau darbo buvo. Dar visą savaitę slaugyti, kiek pinigų kainavo. Robertas buvo monstras, be lašelio atgailos ir aš labai džiaugiuosi, kad jo nebėra tarp mūsų. O kaip jūs manote apie nusikaltimą, tyrimus ir Roberto baigtį? Ar jūs, dirbdami kalėjime, leistumėt tokiam žmogui kaip jis, sakykim, pakaboti? Ar visgi bandytumėt gelbėti net ir tokį žudiką kaip žmogų? Gerai, gana burbuliuoti. Dėkui jums dar kartelį už jūsų laiką. Likite saugus, likite budrus ir pasimatysime kitą kartą.